Mėgstu žmonių laiko skrydžius. Ką reiškia žmonių laikas? Ne naktį, ne anksti ryte, ne vėlai vakare. 15:45 Praha, Madridas su Iberian Airlines. Tiesiog ramiai atsikeli, pavalgai pusrytukus, susipakuoji savo 5 kg daiktų, maksimum 5 kg. Ir atvažiuoji į oro uostą. Apie 2 valandą atvažiavau ir dabar lėtai žygiuoju per Prahos oro uostą, žvalgausi aplinkui. Kas čia naujo? Nieko čia naujo. Daug kartų esu per tą oro uostą skridus. Patinka jisai man. Toksai ramus, europinis oro uostas, ne per didelis. Geitus galima lengvai susirasti. Tai va, žygiuoju per oro uostą ir ruošiuosi skrydžiui į Madridą. Tai bus pirmas iš mano 1, 2, 3, 4, 5, 6 skrydžių. 3 pirmin, 3 atgal. Startuosiu Prahoj, o finišuosiu Tenerifei per Kairą į Džubą. O Džuba tai yra jauniausios turbūt pasaulio valstybės, Pietų Sudano sostinė. Savaitėliai į Pietų Sudaną pasižmonėti. Kaip visada prieš kelionę mišinys emocijų, ar viską pasiėmiau, ar viską turiu, ar nieko nepamiršau, ar viską įvertinau, pasiskiepijau, tabletės pradėjau gerti, malaronę nuo maliarijos. Taip, toksai truputį gal įtemptesnė kelionė, turbūt higienos prasme bus, komforto prasme, o matau jau kažką tai pamiršus esu, bet tai ką, yra kaip yra. Vis praeidama pasitikrinu švieslentėje Madridą. Taip, Madridas, D vartai, numeris dar nenurodytas, kaip tik dabar aš vaikštau po D vartus, o dabar ateinu į D vartų pabaigą ir bus perėjimas į C vartus. Tai trumpas žvilgsnis pro langą. Atrodo kaip pavasarį, dangus giedras, lėktuvai stovi, oro uosto transportas važinėja, linksmas oro uosto transportas, pianinas, žodžiu. Gražu čia, paprasta, funkcionalu. Yra Madridas, taip, yra Madridas, D vartai, 15:45, jokių pokyčių, galim ramiai suktis ir žygiuoti atgal. Čia žemyn būtų C vartai, o aš galiu žygiuoti atgal į savo D vartų pradžią arba vidurį, gal geriausia, kažkur prie švieslentės atsisėsiu ramiai ir palauksiu, kada bus mano skrydis praneštas. Keistas jausmas yra oro uostuose, toksai esi kaip tarp pasaulių, tarp 2 pasaulių, tą, kurį palieki ir tą, kurį atrandi naują. Ir vienas jau paliktas, kitas neatrastas. Žygiuoji pro parduotuves, kuriuose tau nieko nereikia, visko čia pilna, o tau nieko nereikia. Žmogeliukai sėdi, laukuriuoja, tokie vėlyvi skrydžiai jau, vėlyvi, popietiniai. Gal ryte būna tokie judresni oro uostai, vėlai vakare gal biški judresni, o popietiniai tokie ramūs skrydžiukai. Pats smagiausias laikas yra skristi. Bandau įsivaizduoti, koks yra Sudanas. Kažkodėl įsivaizduoju, kad labai nešvarus, kad tokios daug žmonių nešvaros, dienos karštos, naktys irgi šiltos. Įsivaizduoju, kad kvapo visur tenai daug ir ne pačio maloniausio. Įsivaizduoju, kad higienos tenai visur trūksta. Protas piešia tokius vaizdus. Piešia tokius visus vaizdus, tokius blogesnius, kaip tarsi mane ruošia. Būk pasiruošus, nebus tenai lengva. Turi protelis tokią savybę pagazdinti. Jam labiausia patiktų, kad sėdėtumėm namie ir nieko nedarytumėm. Niekur neskristumėm, niekur nevažiuotumėm, niekur nelystumėm, tiesiog saugiai, ramiai. Kiekvieną vakarą gultumėm į tą pačią lovą, Madridas, viskas gerai, tebėra. Kiekvieną rytą iš tos lovos atsikeltumėm, tos pačiais takeliais vaikščiotumėm, niekur nesiblaškytumėm, jokių fizinių pavojų savo nesusikeltumėm, jokių lėktuvų, jokių skrydžių, jokių Afrikų, jokių kitataučių, jokių kitų rasių, jokios kitos kultūros, bet tas pats protelis turi ir kitą pusę, kuris sako, nusibodo, rutina, gyvenimas neturi prasmės, o taip tas protelis pats su savimi ir šnekas ir pats save apgaudinėja ir prigaudinėja.
suplanuoja kelionę, paskui pats save gazdina, pats save ramina ir vėl pats save gazdina. Nu, žodžiu, yra ką veikti. Tas gyvenimas galvoj, jisai toks turiningas, bet toks pasikartojantis. Taip tenai nieko naujo. Atrodo, kad tos mintys kitos, bet iš esmės tai jos tas pats per tą patį rutininės. Tai ką, sėsiu D vartų vidury, nusimesiu kuprinę, pailsėsiu ir palauksiu geito.